Savaitės žinutė, kas gi aktualu šią savaitę, pasižiūrėkim jums. Matosi kažkoks metas bendrauti su antra pusė, kuri taip pat kaip ir jūs atvira širdim eina į tą santykį, kažkam tai ir meilės reikalai, bet nebūtinai. Galbūt norėsi su kažkokiu žmogum mielu susitikti ar kažkokią veiklą užsiimti, kur atversim širdį ir gali būti, kad ir atneš kažkokių gerų finansų, nes žuvis taip pat ir apie pinigus, ne vien tik apie meilę. Ir matosi, kad tai gera tokia proga atsipalaiduoti, švęsti, kad tokia harmonija, visos vaivorykštės spalvos, angelai čia su jumis, šviesos jėgos ir kad atsivers nauji keliai, šansai, galimybės, tūzas monėtų, taigi naujos pradžios, sėkmė visur, šansai, galimybės, kad jūsų idėjos bus priimtos, bus tokios vaisingos, matosi, kad tai toks metas teisingumo, susibalansavimo, harmonijos, kai jūsų indėlis bus pastebėtas, įvertintas ir kad jūs labai džiaugsitės, tiesiog galvosit, kad gyvenat savo svajonių gyvenimą ir kad ne vienas tai daro, bet yra kažkoks žmogus, kuris taip pat jums atsiliepia, su kurio gera keliauti šitoje gyvenimo keliu.